Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, kuriame netrukus prasidės 9-asis Top Sport A lygos turas. Galima ir kitaip pavadinti, tai paskutinis pirmo rato turas. Kauniečių ataka pernamas į kairį kraštą, čia gali būti pavojinga. Baudos aikštelėje kamuolys, smogis. Labai gražiai sužaidžia kairiame krašte kauniečiai. Perdamas į baudos aikštelę, Kučys ir Arnoldas Kučys, taip, siunčia kamuolį į vartus, na ir antra tokia ataka kairiuoju kraštu, prieš tai puikiai ten berods Arturas Dožnikovas veržėsi, na kolektyvinis darbas, puikia ataka ir kamuolys yra Sūduvos vartuose. Yra Kauno Žalgirio spalvos, čia dar viena pavojinga situacija, galima smūgiuoti virš vartų, skrieja kamuolys, kad... Oi, koks geras perdavimas, Odueni, smogis ir kaip dabar išsaugoja vartus. Čia galima tęsti ataką, Matėjus Burba, krenta ir baudinys. Na taip, laukiama Varo sprendimo. Ir 1-1. Tiksliai į apatinį vartų kampą. Parodė, kad gali būti naudingas komandai. Įsiveržimas į baudos aikštelę. Dabar vėl Burba baudos aikštelėje. Perdavimas. Ir dabar jau Firgedas kairė koja. Ne, perdavimas Dožnikovui. Pasarasis į baudos aikštelę. Ataka tęsiasi. Tos atakos potencialą išnaudojo Kauno Žalgiris. Vienus įvartis į tos vartus šiandien jau įmuštas. Ir atremė Giedrius Zenkevičius. Oi. Dangubičius šalia jo. Čia puikus perdavimas ir vėl Giedrius Zenkevičius. Kamuolių būdamas greitai, turėdamas daug erdvės. Pozicinėse atakose jis irgi... Oi, koks čia situacija, kokia ir Vilius Armanavičius. Vilius Armanavičius siunčia kamuolį į varžovų vartus, papuola į glėbį. Komandos draugų Kauno Žalgiris vis tik muša antrą įvartį. Na ir jeigu rungtynės pasibaigs kauniečių pergalę, galime sakyti apie trenerio nuojautą. Burdzilauskas, kairė koja. Ir tai yra viskas. Kauno Žalgiris laimi trečią kartą iš eilės, šį kartą savų vartų sausų išlaikyti nepavyko, bet svarbiausia, kad kauniečiai įmušė vienu įvarčiu daugiau nei varžovai. Nepaisant pralaimėjimo, Sūduva pademonstravo kovingumą, pademonstravo charakterį.